Mano nuomonė tokia pat kaip ir tėtės krokodilo. Jei norite sužinoti mano nuomonę, prašom paklausyti. Visi vaikai, mergytės ir berniukai, tamsiaplaukiai, mėlynakiai ir rudaakiai, ilganosiukai ir riestanosiukai, maži vidutiniai ir kiek didesni. Visi be jokių išimčių turi eiti miegoti 8 valandą vakaro. Tokia mano nuomonė. O aš, mano mielieji, daug kur buvau, daug mačiau ir daug girdėjau. Jei netikit, pasiklauskit mano batsiuvį, jis jums pasakys, kad keliaudamas po pasaulį suavėjau 99 poras batų, 66 poras pusbačių ir 33 poras basučių. Taigi, keliaudamas po pasaulį, aplankiau šalį, kuri turi vardą, kaip ir kiekvienas jūsų. Paklausta, kuo tu vardu, šalis mandagiai atsakytų: mano vardas Kongas. Nuo mūsų iki Kongo labai, labai toli. Taip toli, kaip nuo Kongo iki mūsų. Ir vis dėlto visa istorija įvyko kaip tik ten. Gyveno Konge krokodilų šeimyna. Krokodilas tėtė, krokodilė mama ir krokodiliukas sūnelis. Tėtė krokodilas dažnai sakydavo: mano nuomone, visi krokodiliukai ir rudi, ir žali, ir aštresniais ir bukesniais žvyneliais, trumpom uodegytėm, vidutinėm ir ilgom, visi be jokių išimčių turi būti lovoje 8 valandą vakaro. Tačiau sūnelio krokodiliuko nuomonė buvo kitokia. Jis darė, kas jam patiko. Gultėjo vėlai, po 8, o kartais net po 9. Girdite, vaikai, net po 9 valandos. Negirdėta. O rytą mama krokodilė, norėdama krokodiliuką pažadinti, turėdavo patampyti jį už uodegos. Kartą tėtė krokodilas paklausė sūnų: kada pagaliau teiksiesi gulti 8 valandą? Tada, kai man nupirksit laikrodį, atsakė krokodiliukas. Ilgai šnekėjosi tėtė su mama, paskui pasiskolino pinigų, nuėjo pas krokodilą laikrodininką ir nupirko sūnui laikrodį. Mes nešiojame laikrodžius ant rankų, o krokodilai, kadangi rankų neturi, ant uodegos. Krokodiliukas žvilgterėjo į laikrodį ir susiraukė: per mažas, neįžiūrėsiu 8. Tėtė su mama vėl ilgai tarėsi, vėl pasiskolino pinigų, vėl nuėjo pas krokodilą laikrodininką ir vėl nupirko sūnui laikrodį. Mes tokį laikrodį vadiname žadintuvu, o krokodilai, kuriems sunkiau užmigti,
nei pabusti, vadina jį migdytuvu. Bet ir šitas laikrodis krokodiliukui nepatiko. Per mažas, neįžiūrėsiu skaičių. Tėtė su mama dar sykį pasikalbėjo, dar sykį pasiskolino pinigų ir dar sykį nuėjo pas krokodilą laikrodininką. Prašom duoti patį didžiausią laikrodį su pačiom ilgiausiom rodyklėm, tokiom, kurios būtų matyti net Bukarešte. Laikrodininkas turėjo kaip tik tokį laikrodį. Nelengva buvo jį parnešti į namus, o sūnelis krokodiliukas vos jį pamatęs išsižiojo. Ir šitas bet tuo metu buvo lygiai 8. Ilgoji didžiojo laikrodžio rodyklė čiupo krokodiliuką už kelnaičių ir paguldė į lovą. Tada laikrodis ėmė mušti 8 valandą. Mušant pirmą sykį, krokodiliukas paklausė: kas čia atsitiko? Kas įkėlė mane į lovytę? Mušant antrą sykį, suprato: laikrodis. Mušant trečią, pagrasino: aš jam parodysiu. Ketvirtą: o jeigu jis vėl mane paguldys? Penktą: geriau neprasidėsiu. Šeštą: o gal užmigti? Septintą: kągi, pabandysiu. Kai laikrodis mušė paskutinį kartą, krokodiliukas jau saldžiai knarkė ir neprabudęs išmiegojo ligi ryto. Aišku, mano mielieji, kad šita istorijėlė negalėjo atsitikti pas mus, vien todėl, kad pas mus nėra krokodilų. Bet mano nuomonė vis tiek tokia pat, kaip ir tėtės krokodilo.